Yra keletas minusų, kurių turbūt neišsprendęs Mendeley. Tai minusas tas, kad įkėlus publikacijas į grupę negaliu pasinaudoti įrankiu, kuris atlieka dublikatų paiešką. Pavyzdžiui, savo moksliniam darbe gal pacitavau vienam darbe šią publikaciją, kitam darbe kitą versiją tos publikacijos, arba net tam pačiam darbe galiu pacituoti tą patį straipsnį, bet kadangi jisai duomenų bazė yra kaip dvi atskiros pozicijos, mano bibliografijos sąraše atsiras dvi pozicijos su tuo pačiu šaltiniu. Ir tai tada sukelia tam tikrą problemą, nes nepasižiūrėjus, nepatikrinus, mes galime turėti nelabai tvarkingai paruoštą mokslinį darbą. Šiuo atveju galiu dublikatus ieškoti bendrai savo duomenų bazėj ir, tarkim, labiausiai sudėtingas atvejis, tai skirtingas publikacijas dėl kažkokios meta duomenų klaidos apjungia ir matom skirtingi autoriai, skirtingi pavadinimai. Galimai turim turbūt DOI kodą tą patį ir per klaidą gal buvo priskirtas ar DOI kodas, ar būtent tie identifikaciniai kodai tie patys. Ir tada programa pradeda traktuoti, kad tai ta pati publikacija. Ir jeigu neturime prisekto PDF dokumento, nėra failo, iš ko gali metaduomenis nuskaityti ir patikslinti, tai tada su tokiais dublikatais yra keblu ir reikia jau rankinio būdu ieškoti konkrečių publikacijų internete. Jeigu jūs magistro darbą ruošiat, tai dažniausiai informacija bus bendroji jūsų kolekcijai, nebent su dėstytoju dar dalinatės bendrą grupę, bet iš bendros grupės tada galite perkelti į savo atitinkamą informacijos medį ir paleisti dublikatų paiešką ir galite tokiu būdu surasti tuos pasikartojančius publikacijas.